Labą dieną, be jokių filtrų ir photoshopų, Jolanta. Su jumis kartu, ačiū, kad esate, mano sekėjų skaičius vis auga, sekėjų, fanų, mano klienčių, jau mano Facebooko puslapį perkopė 16 tūkstančių, jau man atrodo 16 300 ir stebiu, kad kiekvieną dieną vis jungiasi naujos moteris, nereikia man jokių mokamų reklamų. Esu tokia, kokia esu ir nuoširdžiai dalinuosi savo moteriškais patarimais, įkvėpimais, savo suknelėmis. Dirbu šį darbą jau 20 metų, bet iš tos ale tik suknelių pardavinėtojos įdomių daiktų gavosi iš tikrųjų daug, viskas daugiau. Mano butikas, mano veikla išaugo ir plečiasi į tą moterų, tarsi moterų mokyklą, kurioje moteris tikrai jinai pakviesta tiesiog pažvelgti į savo vidų, pažvelgti į savo kūną, pažvelgti į savo pojūčius, į savo jausmus. Jeigu pastebėjot, pas mane yra labai daug jausmo ir būtent to jausmo dėka mes moteris tiesiog atsipalaiduojam ir einam gražiausių savo kelių. Ir noriu tiesiog padaryti tokią diskusijų galbūt laidą, karts nuo karto paimsiu, nesulaukiu labai daug komentarų. Visose erdvėse, Facebooko, TikToką vedu ir visur moteris man tikrai parašo gilesnius tokius pamąstymus, galbūt noriu atsakyti į vieną iš jų. Ir tai tikrai ne kokios jaunos mergaitės rašo, šita moteris rašo. Nenoriu galbūt minėti vardų, bet galiu pasakyti Inga. Jai jau apie 60 metų. Einu ir atsisuka moteris. Moteris pagiria mano sukneles. Tai didžiausias komplimentas. O mano vyras vėl mane įsimylėjo. Po 35 metų santuokos. Va, kokią magiją turi Jolantos suknelės. Ačiū tau, mieloji, aš net pati tarsi vibruoju ir tikrai. Tai ką noriu pasakyti, labai tai ir Inga, ir daugybė moterų man tai pasako, man tai patvirtina apie šitus pojūčius, apie šitus jausmus. Netgi viena klientė grįžusi namo su mano suknelėmis, vieną demonstruoja vyrui, kitą demonstruoja vyrui, sako, aš nesuprantu, kas darosi, tarp mūsų tie santykiai buvo tokie šalti ir vyrui netgi irgi sukilo aistra. Tai iš tikrųjų tai vyksta, moteris, ir jeigu jūs esate nesvarbu ar šeimoje, ar darbe, ar kažkur tai tam santykyje nepatenkintos, jūs matote blogai, tai pirmiausia reikia pradėti nuo savęs ir ką? Nuo suknelės, kuri jumis pačią įkvėps šypsenai, moteriškumui, grožiui. Taip pat jinai įkvėps ir visą supantį pasaulį. Linkėjimai jums visoms. O jeigu norite, po šio video parašykit klausimų, aš jums paruošiu kitą video. Iki, ačiū, kad esat su manim. Ačiū, kad rašote. Ačiū, kad atvykstat, kad skambinate. Ir ačiū toms, kurios ir tyliai stebi mane. Ačiū jums visoms. Iki.